baigė pasirengimą naujam sezonui. Kaip jisai praėjo, su kuo treniravotės, kaip jūs vertinate pasirengimą? Na, šių metų pasirengimas naujam sezonui vyko iš tikrųjų labai sėkmingai. Treniravomės 2,5 savaitės Saddlebrook'e, Floridoje, prie Tampos. Na ir komanda dirbo labai gerai, Richardas sveikata labai gera, pasiruošimas tikrai vyko su labai gerais žaidėjais. Treniravomės su Johnu Isneriu, su Smičeku ir kitais aukštos klasės žaidėjais, taip kad pasirengimas iš tikrųjų buvo labai geras ir tikimės, kad tai duos daug naudos mums ateityje. Ką labiausiai akcentavote pasirengimo laikotarpį? Na, pasirengimo laikotarpį mes akcentavom pagrindę fizinį pasirengimą, taip pat taktinius kai kuriuos elementus šlifavome techninius elementus. Buvo prie mūsų komandos prisidėjęs ir Johno Isnerio treneris Creigas Boyntonas. Tai va, jisai mums nemažai pagelbėjo ir naujovių papasakojo, tai atidirbom tą, ką praktiškai planą įvykdėme šiais metais. Mes taip galvojame su Richardu, kad 100%. Mes žinome, kad turėjote ir kitų pasiūlymų ir ar esate patenkinti tuo, kad, va, tarkim, teko atsisakyti rimtų pasiūlymų treniruotis kartu ir jūs dirbote tiesiog vieni savo su kitais, su pagalbininkais ir pasirinkimus? Taip, žinoma, mes labai patenkinti, kad mus kviečia Rodžeris Federeris su savo komanda ir Bagdatis šiais metais kvietė, bet mes jau senai buvom užplanavę čia ir netitiko šiek tiek laikas su Federerio komandos. Be to mūsų komanda šį kartą buvo gana didelė ir finansiškai mums Amerikoje buvo žymiai pigiau, tad mes, manau, kad mes, kaip sakiau, įvykdėme programą 100%, o žaidėjai buvo tikrai neprasto kalibro, tai vien Johnas Isneris ką reiškia. Treneri, kokie tikslai yra keliami naujam sezonui? Na, mūsų tikslai visada yra labai aukšti, bet tai pamaišo tai dar kas nors, bet mes kaip visada savo įsikėlė pačius aukščiausius tikslus ir nenoriu aš apie juos čia kalbėti ir taip turbūt visi žino, bet kuo aukščiau atsistoti ATP reitingė, kad nereiktų žaisti čia tų visų žemesnių turnyrų ir kvalifikacijų. Tai 113 vieta pasaulio reitingė, kaip manot, ar tai yra ta Richardo vieta, kurioje jisai vertas būti? Ne, jis gal ir galėjom sezoną baigti ir geriau, bet pritrūko keletą mačų gerų ir taip įvyko, bet žinant, kad jis startavo po traumos šitos metus ir žaidėm iš tikrųjų tik tai 4,5–5 mėnesius iš 12, tai manau, kad šita vieta šiais metais yra jam labai labai gera. Ir dar norėjau treneri paklausti jūsų apie ateinantį sezoną. Jeigu teisingai suprantu, tai perspektyva iki Liepos mėnesio yra tokia pakankamai didelė, ar ne? Nes tenise yra nusibraukiami taškai, o Richardui lygtais iki Liepos mėnesio nieko nenusibraukė. Na, ten, man atrodo, braukėsi apie 30 taškų, Teksase kažkiek, tai Australijos atviruose vienas ratas, bet tai čia 30 taškų, tai praktiškai nepakeis net vietos reitingo buvime. Bet iš tikrųjų kalbant, tai žinoma, tai yra labai geras dalykas, bet mes kitais metais nusprendę žaisti pagrindė ATP turnyrus, tai teks kvalifikacijose daugiau dalyvauti ir manau, kad Richardas turi galimybės užkopti daug aukščiau sekančiam sezonui. Nusprendė daugiau ATP turnyrų žaisti, aukščiausiam lygyje. Aukščiausiam lygyje ir, dabar grįžę iš Australijos tikriausiai prieš Davisą sužaisime Heilbrono, man atrodo, challengerį, kad indorsose, ar kaip čia, uždarose patalpose sužais turnyrą ir prieš Davisą pasiruošti šiek tiek geriau. Ir po to žaisim Zagrebas, Marselis, Montpellier, dar kažkas. Tai ATP turnyrai visą vasario mėnesį, po to išvažiuojam į Ameriką į visą turą. Ten vėlgi reiks kvalifikaciją žaisti. Nebent Australijoje į pusfinalį pateksim. Ir paskutinis klausimas. Mums teko skaityti, kad Marcusas Bagdatis abejoja, ar jam pavyks atvykti vasario pradžioje į Daviso taurės varžybas. Ar yra tokių abejonių dėl mūsų rinktinės lyderio? Ne, dėl mūsų rinktinės lyderio abejonių nėra, nes mes nusprendę žaisti su Kipru pirmą mačą visų pajėgumu. Ir visa komanda, tad ir iš Grigelio trenerio gavau pasveikinimą ir patvirtinimą, kad jie tikrai žais. O po to žiūrėsim. Žinoma, gaila būtų, jeigu neatvažiuotų Bagdatis, nes ir mes ruošiamės, ir žiūrovams būtų daug smagiau. Bet aš manau, kad mes jį prikalbinsim, tai atvažiuoti Australijoje būdami.